Labadiena, aš esu Nijolė Oželytė. Norėčiau pasakyti savo nuomonę apie žmogaus santykį su gyvūnais. Man metų yra jau nemažai ir mano gyvenimo patirtis, bendravimas su žmonėm ir su naminiais gyvūnais, laukiniais gyvūnais, man davė tokią pamoką. Man atrodo, kad visas žmogaus gyvenimas tai yra kelias nuo gyvūno būsenos, gyvūno sąmonės, iki to, ką mes vadinam dievišką sąmonę. Tai yra tada, kada žmogus supranta, kad jis nėra kūnas, kad jis yra tokia, matyt, amžinai tverianti sąmonės gija. Ir iš santykio į gyvūnus labai galima drąsiai nustatyti, kurioje savo išsivystymo vietoje žmogus yra. Jeigu žmogus jaučiasi labiau gyvuliu, jis ir su gyvūnais elgiasi kaip gyvulys. Tai yra veikia džiunglių įstatymas. Kas stipresnis, tas teisus. Jisai terorizuoja gyvūnus, jisai gali mušti juos pagaliu, jisai gali juos žudyti, jisai gali valgyti jų lavonus, jisai gali nudirti gyvuliam kailį ir puikuotis tuo, kad nuo gyvo, kenčiančio, džiaugsmą jaučiančio, laimę jaučiančio, skausmą jaučiančio gyvūno, o visi, kas turi smegenis, jaučia lygiai tokius pat jausmus, kaip jaučia žmogus. Ir štai nuo tokio savo jaunesnio brolio nudyręs kailį, žmogus gali puikuotis, koks jisai turtingas, koks jisai prakilnus, kokiam aukštam luomui jis priklauso. Bet tai reiškia tik tai viena, kad jis dar pats jaučiasi gyvuliu. Ir kuo toliau žmogus tolsta nuo savo tos gyvūniškos prigimties, kuo labiau jisai suvokia, kad jis yra sąmonė, kad jis yra vyresnis viso to, kas čia veisiasi šioje planetoje, brolis, sesė, kad jis atsakingas už visus, tuo didesnė pagarba jo visai gyvybei. Nes jeigu mes pagalvosime, kad, tarkim, paėmus bet ką, netgi tą patį uodą, jame yra tokia pat gyvybė, kokia yra mumyse, lygiai tokia pati. Ir žmogus, ir višta, atėmus gyvybę, tampa lavonu. Tik tai žmogus turi suvokimą ir turi galimybę suvokti savo išskirtinumą ir nustatyti savo santykį į visą tai, kas silpnesnis už jį ir kas labiau nuo jo priklauso. Todėl mano manimu tiesiog nesmerkiu niekada tų žmonių, kurie tarkime, tos pačius kailinius nešioja, odinius batus, tikrai nesmerkiu. Bet užjaučiu. Tai, kad mūsų smegenyse visiškai yra nutrintas ryšys tarp kepsnio mūsų lėkštėje ir tarp gyvo sutvėrimo, su gyvom akim, su gyvom emocijom, kuris laksto ir yra gyvas lygiai taip pat kaip mes, aišku, kalta ir mūsų gyvenimo tvarka. Mūsų subėgimas į miestus, mūsų absoliutus atotrukis nuo to, kas yra gyva gamta. Gal todėl mes tokie ir nelaimingi, nes mes iš tikrųjų nesijaučiam natūralioje aplinkoje, kur pagarba vienas kitam reiškia laimingą gyvenimą ir galų gale išgyvenimą. Ir todėl, net nesmergdama tų žmonių, vis dėlto aš raginu matyti, tarkim, tu matai kailinaičius. Ir galbūt tavo turtingas vyras, arba gal tu pati norėdama pasididžiuoti, arba matydama batelius, arba matydama rankinuką, arba vyras žiūrėdamas į kokį nors irgi žiemai galbūt odinį savo apsiaustą aprangą. Vienai sekundai tik tai pagalvokite. Įsivaizduokite, ką nors artimą savo ir nuo jo diriamą odą. Nes nudirti odą gyvūnui yra tas pats, kas nudirti odą žmogui. Nes jie tarpusavyje, gyvūnai, jaučiasi lygiai tokie pat reikšmingi, kaip ir mes jaučiamės tarpusavyje. Mes nesame išskirtiniai šioje planetoje. Mes esame grandis. Mes esame gyvybės grandis. Mes be gyvūnų čia neišgyventume dėl daugelio priežasčių. Gyvūnai be mūsų laisvai išgyventų. Irgi dėl daugelio priežasčių. Todėl neragina iš karto atsisakyti visko, nes aišku, kad tai būtų radikalu ir toks reikalavimas būtų neįvykdomas. Bet bent sekundai įsileiskite mintį į save. Kas iš tikrųjų yra odinis gaminys, kas iš tikrųjų yra kailis. Tai nuo jūsų artimo. Dažnai pasmerkus jį labai
kankinančiam alkanam gyvenimui, kadangi ne dėl mėsos auginama, dėl kailio, nuo beveik gyvo sutvėrimo, kenčiančio, nudirta oda. Kokia energija lieka toje odoje? Galvokite patys. Kaip jinai veikia jūs? Irgi galvokite patys. Paskui nusipirkit, nešiokit. Bet galbūt ilgainiui. Susimąsčius bent po akimirką prieš perkant. Gal po metų, po 10, gal po 30 metų. Jūs suprasite, kad dabar mes pasiekėme tiek, kad galima ir gražų, ir šiltą, ir kokybišką, ir nebrangų daiktą nusipirkti, neaukojant savo sąžinės. Ir suvokiant, kad kiekviena gyvybė yra tikrai verta tiek pat, kiek mūsų pačių gyvybė. Ir kad negalima sukelti kančių niekam. Netgi netiesiogiai, netgi tik naudojant nukankintų gyvūnų nudirtus kailius. Viskas.